Kaip jūs galvojat, kokiam savybėm turi pasižymėti meistras, kad užsakovas pažiūrėtų jų darbą ir sakytų, pagarba. Tikrai neprofesinės žinios, nes kai žmogus samdo meistrą, jis tikisi, kad meistras išmano savo darbą. Kruopštumas, atidumas, atsakomybė. Kažkaip galvoju, irgi tai yra, by default su meistru turėtų tas dalykas būti. Bet vienas labai patiko jūsų komentaras - išradingumas ir sumanumas. Tai yra tos savybės, kurios labiausiai visais laikmečiais bus vertinamos statybos. Va čia ką tik stovėjo 4 dideli baseino dangčiai. 4 bičiai, mes ką tik juos parnešėm tenais. Įdomiausia, kad šitą krūvą sunešė 2 bičiukai nuo baseino į čia. Bičiuko aš vadinu dėl to, kad vienas iš jų yra, prieš mane palyginus, aš prieš jį didelį žmogų skaitausi, ne? Ir aš klausiu, sakau, kaip jie dviese sugebėjo visą šitą krūvą ar dar taip gražiai sudėti. Man tas žmogus sakė, tu geriau nežinok. Bet aš vis dėlto radau stiprybės, vidinės drąsos paklausto žmogaus, kai sutikus, bičiuk, klausyk, kaip tu čia atvedėt? Sako, gerai, aš atsiųsiu nuotraukas. Tai va, žiūrėkit, kaip buvo išspręsta, 2 bičiukai, nedideli, atvežė visus 4 dangčius nuo baseino čia. Tai va, kaip matot, sumanumas ir išradingumas. Work smart, not hard. Iki.